Labas vakaras, kviečiu žiūrėti Reporterio laidą. 20 komunistų Lietuvos Seime buvusių. Dauguma dėl narystės nebuvo prisipažinę, ateityje gali tekti nurodyti einant į rinkimus. Dar viena nelaimė Karabachą paliekantiems armėnams, žuvo 10, sužalota 100. Ar Kauno architektūros įrašymas į UNESCO sąrašą lems naujus draudimus? Senbernarai nebegelbsti žmonių Šveicarijos kalnuose, bet tarnauja dvikojams kitais būdais. Sudėtingas šuolis virtęs beprotiškų skrydžių, tokius stebuklus išdarinėjo ekstremalas. Seimo nariais yra išrinkti 20 buvusių komunistų partijos narių, tačiau apie ryšį su sovietmečio partija anketose nurodė 2 parlamentarai, atskleidė 15 Min LT tyrimas. Konservatoriai siūlo įteisinti pareigą rinkimuose dalyvaujantiems kandidatams, nurodyti ne tik ryšius su KGB, bet ir narystę komunistų partijoje. Ne vienas Seimo narys, buvęs komunistas, šiandien aiškino, kad anuomet be partijos užnugario nebuvo įmanoma siekti gyvenimo tikslų.